Košės valgyti sveika žino visi, tačiau šiai dienai norinčių jas valgyti nėra tiek daug ir tik tai sveikos mitybos entuziastai pasiryžta jas rinktis pusryčiams, kas ir yra esminis dalykas gauti sveikų angliavandenių pirmoje dienos pusėje. Ir jeigu tie angliavandenys turtingi kruopų patiekalai yra dar plus paturbinti su kitais baltyminiais arba kitais maistingais produktais, kaip daržovėmis, vaisiais, riešutais, sėklomis, varške, kiaušinių, mes gauname super tobulus pusryčius. Štai 5 tau idėjos, kaip pasiruošti perlinių kruopų košę, kuri būtų ir skani, ir sveikatai palanki. Įsirink iš šitų 5 idėjų, kuri labiausiai tau patinka ir parašyk komentare 1, 2, 3, 4 arba 5. Ar tau labiau patiko perlinė košė su grūdėta varške, avokadu ir pomidorais? O gal tu renkiesi perlinę košę su keptu kiaušiniu, paprika ir avokadu? O gal tau labiau patinka saldesnio skonio košės, perlinė košė su šilauogėm, varške bei riešutais ir cinamonu? O gal tau patinka perlinė košė su rukola, pomidorais ir sėklomis traškiomis? O gal perlinė košė su bananų, riešutų, sviestu ir goji uogomis? Patiko mano pusryčių idėjos? Spausk like, dalinkis su draugais ir daugiau mano receptų rasi sveikatai palankus svetainėje. Įsigyk mano mitybos enciklopediją, sveiko maisto gamybą ir daugiau rasi joje receptų, net 322 receptai, kurie gali būti tavo namuose ir padėti gyventi ir valgyti sveikai.